Aš stengiuosi gyventi teisingai. Aš laimingas, kai mano šeima yra sveika, yra saugi. Ir noriu, kad būtų kitiem taip pat saugu, kad turėtų galimybės vaikai kur sportuoti, save realizuoti, kad jie būtų dalis sveikos visuomenės. Su Mečiu esam jau, atrodo, 35 metai kartu. Tai jau tikrai nemažas laiko tarpas. Gebėjimas mąstyti, suvokti įvairius reiškinius plačiai ir apie juos pateikti savo nuomonę. Na ir toks vyriškumas, drąsa. Esminis dalykas Vilniuje, čia sostinėje, yra konkretus atsakas į konkrečius iššūkius. Šiuo metu nusikalstamumas auga. Vienu metu jis buvo sumažėjęs, buvo apie 8., 9., 10 metus buvo tos lūgis, paskui buvo keletą bangų ir dabar šoktelėjo iš karto aukštyn. Pati pagrindinė šiuo metu priežastis, ir ji yra susijusi žinoma su ekonominiu nuosmukiu, tai yra bedarbystė. Ir jeigu mes nepadarysime ir neužkirsime kelio būtent tam plėtimui, tai praktiškai visos statistinės kovos su nusikalstamumu ir liks statistinėmis. Būdamas saugumo departamento direktoriumi, įsitikinau, kad kovą su korupcija reikia pradėti nuo savivaldybių tarybų. Metų metais savivaldybių tarybų nariai yra veikiami įvairių interesų grupių. Kam nors kitam pareigūnai gali teisintis, kad viskas daroma, kas įmanoma, bet manęs neapgausi. Jei Vilniečiai pasitikės manimi ir išrinks mane į Vilniaus tarybą, aš reikalausiu konkrečių veiksmų. Ir rezultatus pamatys kiekvienas Vilniaus gyventojas. Aš žinau, kaip tą padaryti ir galiu tai padaryti. Labai svarbu, kad Vilniaus taryboje dirbtų vieninga komanda. Ir dar svarbiau, kad ji būtų neabejinga paprastų žmonių problemams. Būtent tokia ir yra Gedimino Vagnoriaus vadovaujama Krikščionių partija. Tuščių pažadų nedalijame, kiekvieną žodį galime pagrįsti darbais. Turiu mažą dukrytę ir greitai reikės eiti į darželį, tačiau, kaip ir daugelis tėvų, susidurime su problema, kad vietų tenais nėra. Manau, kad savivaldybės turėtų netrukdyti, o padėti, steigiant privačius darželius. Pakankamai dažnai tenka girdėti, kad jaunos šeimos ir taip gerai gyvena ir joms nereikia padėti. Aš manau, kad kaip tik jaunoms šeimoms mes turėtumėm padėti vien dėl to, kad būtent jaunos šeimos augina mūsų ateities kartą. Su malonumu šiandien važinėčiau viešuoju transportu. Pagrindinė problema yra tame, kad miesto transportas yra ne tik nepatogus, bet skirtingos transporto rūšys nėra susietos į vieną sistemą. Tos pertvarkos, kurios iki šiol vyko, tai yra elektroninio bilieto diegimas, švieslenčių diegimas, informacinių. Tam buvo skirtos didžiulės lėšos, tačiau žmonės, kurie važinėja viešuoju transportu, praktiškai nepajuto jų naudos. Tai turime situaciją tokią, kad išleista daug pinigų, tačiau naudos iš to nėra labai daug. Vienas iš galimų sprendimo būdų galėtų būti greitosios autobusų linijos įdiegimas. Tai yra, kad iš tolimesnių miesto vietų centrą galėtumėm pasiekti greituoju autobusu, kuris stotų, pavyzdžiui, 3-4 stotelėse. Ir tai būtent užtikrintų greitą miesto centro pasiekimą iš miegamųjų gyvenamųjų rajonų.
Milijonai, kurie buvo skirti Vilniečių gyvenimo gerinimui, nusėdo kažkieno kišenėse, o Vilniečiai pagerėjimo visiškai nepajuto. Dėl to nusprendžiau eiti į Vilniaus miesto tarybą, nes situacija, kuri yra šiuo metu, manęs nebetenkina. Krikščionių partija, kuriai prieki veda Gediminas Vagnorius, nusiteikusi dirbti, o ne dalinti tuščius pažadus. Stebuklų nežadame, bet permainas tikrai greitai pajusite. Esminis klausimas Lietuvoje, mano galva, šiandien yra, ir vakar buvo, ir užvakar buvo, kas kaltas dėl to, kad mes per 20 metų šitą užgyvenom, bet dar daugiau nusigyvenom. Mano atsakymas labai paprastas. Dvi gaujos, kurios vadinasi klasikinėmis partijomis ir 20 metų yra užgrobusios valdžią vieną po kitos. Šitos krizės vardas priežasties yra Kubilius, Kubiliaus priežastis yra Kirkilas, Kirkilo priežastis vėl Kubilius ir taip toliau nuo pat pradžių. Vat ir viskas. Tai mano supratimo, ar tai būtų savivaldybė, ar būtų tai mūsų valdžios reikalai, reikia išnaikinti šitas klasikinės gaujas, kurios daro tik tais du dalykus. Tarnauja oligarchams ir yra užsienio klapčiukai. Kurio užsienio, rytų, vakarų, spręskit jūs, ir čia gal net antrailis klausimas. Ir viskas. Reikia naujų talentingų žmonių, kuriuo šitie neprisileidžia. Ar tai būtų Vilniaus taryba, ar tai būtų Seimas, ar kas norit. Dvigalvė, dvieležuvė, nuodinga gyvatė. Nukirskim galvą niekšik. Mano gyvenime prasidėjo naujas etapas. Dabar sportuoju tik savo malonumui. O savo ateitį sieju su politika ir krikščionių partija. Nes tai žmonės, kurie nedalėtų šių pažadų, o dirba. Jei ne mes, tai kas užkirs kelią vaikų narkomanijai, smurtui ir visuomenės degradavimui?